Labą dieną. Labą. Kiek čia 3, šiek tiek luktelėm. Dar minutėlę kitą ir galėsim pradėti, tiek gausiai susirinko. Su artėjančiom šventėm jau galima pradėti sveikinti, įsivaizduoju. Turim gruodžio 10 dieną. Taip, tai kaip ir visais seminarais, pirmiausiai mes parodysim, ką norim parodyti. Šiandien rodysim analitinės ataskaitas, jau tikiuosi yra iš čia esančių, kas ir naudojasi, kas galbūt potencialiai domisi arba norėtų daugiau sužinoti apie jas, tai tikrai drąsiai pristatymo pabaigoje bus galima pasikalbėti, atsakyti į klausimus, atsakymus. Mes šiandien būsim su kolegė dviese, man pagelbės pristatyti buhalterinės ataskaitas bei dokumentų valdymo sistemos, keletą ataskaitų turim. Na, o aš pristatysiu personalo atlyginimų bei šiek tiek nekilnojamo turto valdymo, turim ataskaitų, galbūt bus įdomu ir tas analitinės ataskaitas išvysti. Kaip ir visada, seminaro video rasit tam pačiam kvietime mūsų YouTube kanale ir po to dar išsiųs kolegė ir naujienlaiškį. Tai greičiausiai galim pradėti, Giedrė. Studija tavo, tavo. Gerai, dalinuosi ekranu. Taip, tai aš papasakosiu jums apie BI analitinės ataskaitas, tai konkrečiai apie buhalterijos dalį. Ir mūsų buhalterija turi paruoštą 16 ataskaitų, tai pradėkim nuo pirmos, tai yra pelno nuostolio ataskaita. Kiekvieną mūsų BI analitinę ataskaitą galima analizuoti pagal metų laikotarpį, pagal ketvirtį arba pagal mėnesį. Tai akivaizdu, kad analitinės ataskaitos yra skirtos analizuoti ilgesniam periodui ir kiekviena iš ataskaitų, dauguma iš ataskaitų turi tam tikrus paskaičiuotus jau rodiklius viršuje, ne tik tai duomenų lenteles arba grafinės dinaminės ataskaitas. Tai pelno nuostolio ataskaitoje mes matome pajamas, taip pat galime lyginti pajamas su praeitu laikotarpiu. Dabar pasirinkau 25 metus, tai matau, kad mūsų pajamos per šios metus truputėlį sumažėjo. Sąnaudų dalyje irgi lygiai taip pat stebimos mažesnės sąnaudos šiais metais, na ir pelnas nuostolis lyginant su praeitais metais net 21% yra mažesnis. Tai pelningumas įmonės per šios metus yra 45%, praeitais metais pelningumas buvo 54%. Mūsų pelno nuostolio ataskaitą galime stebėti pagal DK sąskaitas ir pagal pasirinktus periodus. Kiekvieną iš lentelių galima pasididinti ekrane ir pamatyti, kokia DK sąskaita mums atnešė daugiausia pajamų arba kokia DK sąskaita mums atnešė daugiausiai sąnaudų. Šitą lentelę, kurią dabar matome ekrane, galima eksportuoti į Excelį, tai 3 taškelių pagalba paspaudžiame eksportuoti duomenis ir tokį vaizdą, kokį matome ekrane, gauname ir Excel'yje. Pelno nuostolio ataskaitą galima žiūrėti ir DK lygmeniu, tai jau yra paruošta įskleista ataskaita pagal kiekvieną iš DK sąskaitų. Kokia funkcija papildoma yra prie DK sąskaitų, tai jeigu mus domina konkreti sąskaita, iš ko susidarė mūsų, tarkim, suteiktų paslaugų pajamos, tai pasirinkus funkciją atidaryti sąskaitų sąrašą, galiu pamatyti, iš kokių sąskaitų konkrečiai susidėjo mano pajamos per pasirinktą laikotarpį. Spustelėjus ant dokumento numerio, galiu nunaviguoti į pačią dokumentų valdymo sistemą ir atsidaryti sąskaitą. Jeigu jinai buvo tvirtinta, registruota, tai galiu pamatyti, kas tą sąskaitą į apskaitą patvirtino ir užregistravo. Toliau galiu žiūrėti mūsų pelno nuostolio ataskaitą pagal detalizaciją. Detalizacijos reikšmės tai jau yra jūsų naudojami kaštų centrai. Čia pasirenkam, tarkim, padalinį, projektą arba tą patį produktą ir galiu pamatyti pelno nuostolio ataskaitą pagal atitinkamą kaštų centrą. Tai kaip pavyzdys, čia mes turime padalinio detalizaciją, bet naudojame ją tik sąnaudoms. Jeigu naudotume ir pajamoms, iš karto galėtume matyti ir pelningumą. Mūsų dinaminės lentelės ataskaitos mums parodo mūsų pajamų dinamiką, kaip keitėsi lyginant su praeitais metais, tai galime identifikuoti mėnesius, kada mums sekėsi geriau uždirbti pajamų ir kada blogiau ir priimti atitinkamus sprendimus. Sąnaudų dinamika irgi lygiai taip pačiai palygina duomenis su praeitais metais ir matome, kokiais mėnesiais mes daugiausiai turime sąnaudų, kokios yra tendencijos ir kokia yra dinamika. Pelno dinamika tai jau yra, kiek mes uždirbame ar ne, lyginant su pajamom ir sąnaudom ir irgi atitinkamai pagal mėnesius galime pasilyginti tą vaizdą.
Dar viena funkcija, kuri yra prie mūsų pelno nuostolio ataskaitos, tai yra funkcija detalizuoti sąnaudas. Šita funkcija naudinga tiems, kurie savo pajamas ir sąnaudas stebi pagal kaštų centrus. Tai reiškia pagal projektus, pagal padalinius. Ir ne visą laiką visas sąskaitas mes galime priskirti kaštų centrui. Tarkim, turime tokių bendrų administracinių sąnaudų, kurių negalim priskirti vienam padaliniui ar vienam projektui, tuomet tiesiog registruojame į apskaitą be jokio kaštų centro. Na, o BI analitika šito mygtuko pagalba mano sąnaudas proporcingai pajamoms padalina pagal kaštų centrus. Ir dabar sąnaudų be kašto centrų mes jau nebeturime, kaip matot, ar ne šitoj lentelėje be kašto centro, o visos mano sąnaudos yra proporcingai pajamoms padalintos pagal padalinius. Tai yra tokia funkcija, kuomet negalime priskirti prie sąnaudų kaštų centrų. Tai pelno nuostolio ataskaita mums einamuoju periodu leidžia įsivertinti, kaipgi sekasi mūsų įmonei, ar jinai keliauja pelningai, ar visgi sąnaudos jau viršijo mūsų pajamas ir priimti sprendimus finansų skyriui ir atsakingiam asmenim. Toliau sekanti ataskaita, tai yra pinigų srautų ataskaita. Pinigų srautų ataskaita yra truputėlį kitokia nei visos kitos, nes ją galime žiūrėti ne tik mėnesio laikotarpio, bet ir savaitės laikotarpio, kadangi būna aktualu, ar ne, kaip mūsų pinigai juda. O ką jinai rodo? Tai rodo mūsų įplaukas, kiek pas mus įplaukė pinigų į įmonę, kiek mes išleidom per pasirinktą laikotarpį ir koks yra mūsų balansas. Na ir likutį pabaigai mano bendrų pinigų. Pagal kiekvieną iš mėnesių galiu pasižiūrėti ir stebėti, kiek buvo planuotų pardavimo pajamų, o ką tai reiškia? Reiškia, kiek aš per laikotarpį pardavimo sąskaitų išrašiau, kiek aš gavau pinigų už tos mano išrašytus pardavimus, na ir kiek buvo pirkimų ir kiek aš už tos pirkimus sumokėjau. Ir galų gale balansas ir piniginis likutis. Tai šita ataskaita padeda man įsivertinti įmonės likvidumą, ar aš sugebu susimokėti savo įsipareigojimus ir kaip man pirkėjai mokam už mano išrašytas sąskaitas. Tai identifikuoti tas vietas, kurios kelia klausimų. Taip pat ataskaita padeda įsivertinti ir kreditingumo galimybės, ar reikia įmonei skolintis, kad galėtų pasidengti savo turimus įsipareigojimus, ar visgi ne. Toliau galim pasižiūrėti, iš kokių konkrečiai DK sąskaitų pas mus pinigai atkeliauja arba iškeliauja, ar buvo kažkokių avansų, ar tai tiesiog yra pirkėjų skolų vertė, ar ir tiekėjų skolų vertė. Šitą pačią ataskaitą lygiai taip pačiai galima žiūrėti ir pagal detalizacijas, tai jeigu pjaustote savo pinigų srautus pagal padalinius, pagal projektus, tai lygiai taip pačiai ataskaita irgi pateiktų informaciją jau šiuo pjūviu. Na ir kai kurios įmonės dar naudoja tokius pinigų srautus, tai pinigų srautus kaip pavyzdys gali būti iš pagrindinės veiklos, iš papildomų veiklų, iš finansinių veiklų. Tai jeigu yra naudojami tokie pinigų srautai apskaitoje, tuomet šitą ataskaitą irgi pateikia informaciją apie pinigų srautus. Sekanti ataskaita yra pardavimų ir pardavimo ataskaitoje mes irgi turim tam tikrų rodiklių, tai galime pamatyti pardavimų pajamas lyginant su praeitais metais arba praeitų laikotarpiu, jeigu pasirinksiu ketvirtį ar mėnesį, taip pat pardavimų kiek vienetais pardavimo sąskaitų aš išrašiau, tai šiais metais išrašiau 5% daugiau pardavimo sąskaitų negu pernai. Toliau yra vidutinė sąskaita eurais, tai yra kokio dydžio mano sąskaitos būna vidutiniškai. Ir pardavimai vienetais, jeigu aš operuoju apskaitoje prekėmis. Toliau galiu matyti, kiek turiu klientų ir kiek atėjo naujų klientų, kiek naujų klientų turiu per metus ir kiek atėjo per mano pasirinktą periodą. Tai šitie skaičiai man rodo, kad aš pardavinėju savo sąskaitas tiek 24, tiek 25 metais tiems patiems klientams ir per laikotarpį atėjo tik tai vienas naujas klientas. Bet tas vienas naujas klientas man atnešė 300 000 eurų pajamų per 25 metus. Grafinė ataskaita man rodo pardavimus eurais, vėlgi lyginant su praeitais metais, previous year, ir pardavimus vienetais, jeigu aš operuoju prekėmis. Šitoje mano įmonėje demonstracinėje nėra labai daug prekinių pardavimų, dažniausiai tai yra pardavinėjamos paslaugos čia. Buvo vienas pardavimas pernai ir vienas pardavimas šiemet, tai galiu palyginti atitinkamai, kiek vienetų pardaviau pernai, kiek pardaviau šiandien. Visos mūsų ataskaitos veikia kaip filtrai, grafinės ataskaitos veikia kaip filtrai. Jeigu aš spustelsiu ant seno kliento, tai pamatysiu senų klientų informaciją. Jeigu spustelsiu ant apmokėtų sąskaitų, tai tada matysiu ataskaitoje tik apmokėtų sąskaitų informaciją. Ir lygiai taip pačiai galiu analizuoti, kiek buvo apmokėtų, kiek neapmokėtų ir kiek dalinai apmokėtų sąskaitų. Toliau apačioje yra lentelė pagal mano pirkėjus.
kiek buvo pardavimų parduota per laikotarpį. Čia aišku PVM, kiekiai ir visos sumos. Na ir įdomiausia turbūt yra pardavimų pokytis, kaip man sekėsi pardavinėti šiemet lyginant kaip pavyzdys su pernai. Tai šita ataskaita padeda man identifikuoti mano pelningiausius klientus ir galbūt pardavimų komandą nukreipti dirbti daugiau su jais. Taip pat galiu analizuoti pardavimus pagal produkto grupės detalizaciją. Vėlgi, jeigu spustelsiu ant grafiko, tai matysiu, kiekgi buvo pas mane parduotų paslaugų ir kam, kokiem pirkėjam aš tas paslaugas parduodu. Taip pat pardavimus galiu irgi pjaustytis įvairiais pjūviais pagal savo įmonėje naudojamus kaštų centrus. Čia dabar aš esu pasirinkusi, kad pardavimus noriu matyti pagal produkto grupės detalizaciją ir šitoje lentelėje galiu vėlgi analizuoti pardavimų pokytį, kaip man sekėsi pardavinėti pagal produktų grupės lyginant su pernai metais. Toliau sekanti ataskaita yra pirkimų. Pirkimų ataskaita labai yra panaši su pardavimų ataskaita, tai mes turime pirkimų kiekį eurais, pirkimų kiekį vienetais ir kiek yra verta mano vidutinė sąskaita, tai yra už kiek aš perku. Na ir jeigu pirkau prekių, tai kiekgi ten tų vienetų nusipirkau. Ataskaita rodo, kad mano pirkimai padidėjo lyginant su pernai metais, tačiau kreivė labai panašiai į praėjusius metus, reiškia, mano sąnaudos, kaip sakant, koreliuoja panašiai. Galiu filtruotis ir matyti pirkimus pagal šalį. Perku matau tik iš Lietuvos, tai šiuo atveju visos sąskaitos yra iš Lietuvos tiekėjų. Galiu pasifiltruoti ir pamatyti, kiek pirkau prekių ir kiek pirkau paslaugų. Tai spustelius vėlgi ant grafiko situacija pasikeičia ir dabar matau savo tik tai paslaugų pirkimus, prekių eliminuojama. Ir pagal sąskaitos statusą apmokėta, neapmokėta, na ir kiekgi aš kokių prekių pagal produkto grupės nusipirkau. Tai komunalinių mokesčių sąnaudas ar prekes pirkau pagal produkto grupę, galiu tą informaciją analizuoti. Ir lygiai taip pačiai pagal detalizaciją, padalinį, produkto grupę, projektą, šalį, galbūt įdomi dimensija arba tą patį tarifą, projektą, tai tie kaštų centrai yra konfigūruojami, pagal ką mes analizuojame, galime pasipildyti tą sąrašą detalizacijų ir turėti analizę. Tai dabar pasirinkau pagal projektą ir matau pagal projektą, kiek sąnaudų, kiek pirkimų aš apturėjau. Toliau turime ataskaitą balansas. Balanso ataskaita turi irgi rodiklių paskaičiuotų, tai yra grynasis pelnas nuostoliai, grynojo pelno marža, tai yra kiek mano grynojo pelno tenka mano pardavimo pajamoms, toliau turto pelningumas, kiek mano grynojo pelno padeda man generuoti mano turtas ir nuosavo kapitalo grąža, tai yra kiek savininkų įnašai man irgi generuoja to pelno. Na ir atitinkamai turiu balansą pagal konfiguraciją, kuri mūsų yra ERP sistemoje. Balansą konfigūruoti galiu pagal savo poreikius, na ir galiu lyginti su ataskaitiniu ir praėjusiu laikotarpiu. Dabar šita ataskaita man dar sugeba pati paskaičiuoti pelno mokestį bet kuriuo momentu. Tai įprastai, jeigu mes skaičiuojame pelno mokestį metų pabaigoje, tai čia tą galiu daryti kiekvieną mėnesį. Pasirinkus paskaičiuoti pelno mokestį, pasikeičia mano grynasis pelnas štai šitoje ataskaitoje, pelno nuostolio ataskaitoje. Tai jeigu mano grynasis pelnas nuostoliai nepaskaičiavus pelno mokesčio yra lygus, tai uždėjus varnelę atitinkamai grynasis pelnas yra sumažinamas. Toliau turime tam tikrų finansinių rodiklių, tai pelningumo rodikliai, likvidumo rodikliai, kaip greitai įmonė galėtų padengti savo įsipareigojimus, įvertinus atsargas ir pinigus turimus, veiklos efektyvumo koeficientai, įsiskolinimai, ilgalaikio turto apyvartumas, mokumo koeficientai, kaip mes sugebame mokėti savo įsipareigojimus bei nuosavo kapitalo grąžą. Tai šitie visi rodikliai, ekonominiai rodikliai, jie padeda irgi priimti tam tikrus sprendimus įmonėje susijusius su planavimu, su finansais, su išlaidomis, su veiklos pelningumu. Sekanti ataskaita yra aktualios skolos. Na ir šita ataskaita vėlgi yra didelė nauda prisijungus iš karto pamatyti turimus įsiskolinimus. Nebereikia prašyti mums buhalterijos, pateikite skolų ataskaitas. Čia kiekvienas vadovas, finansistas gali prisijungti ir pasižiūrėti turimus įsipareigojimus. Mūsų skolų ataskaita leidžia pasižiūrėti skolas datai, tai dažniausiai būna mėnesio paskutinė diena. Toliau galime pasifiltruoti. Turime terminus, kiek jau laiko vėluoja apmokėti mums tie tiekėjai, arba mes vėluojame sumokėti atvirkščiai
sumokėti mums pirkėjai arba mes vėluojame sumokėti tiekėjams. Ir pagal atitinkamą terminą lygiai taip pačiai galime filtruoti informaciją. Tai jeigu mus domina jau labai senos skolos, tai pasirenku patį paskutinį intervalą, kur vėluoja daugiau negu 264 dienas. Na ir atitinkamai tada mane galbūt domina, kas turi man sumokėti. Tai yra pirkėjų skolos. Tai pirkėjų skolos ir intervalas. Va, tai dabar visi šitie mano partneriai vėluoja jau stipriai susimokėti už sąskaitas. Na, o jeigu aš noriu pasižiūrėti, iš kokių konkrečių sąskaitų susidarė tos sąskaitos, tai spustelius ant partnerio, matau dokumentų skiltyje visus dokumentus, kurie neapmokėti, matau, kiek dienų vėluoja man apmokėti, netgi yra paskaičiuojami numatomi delspinigiai. Tai delspinigiai tik tai atsivaizduoja tik tai mūsų šitoje ataskaitoje, čia toksai pagrasinimas mūsų pirkėjams, kad susimokėtų. Tai dabar, jeigu aš norėčiau pasižiūrėti visgi, kas čia per sąskaita, galiu spustelti ir tą sąskaitą pasižiūrėti dokumentų valdymo sistemoje. Vėlgi pamatyti, kas ją sukūrė, kas ją patvirtino, kas ją į apskaitą užregistravo. Lygiai taip pačiai, kaip ir visose kitose ataskaitose, galiu pjaustyti tiek tas skolas. Tai galiu detalizuoti pagal padalinį, galiu pagal produktą, galiu pagal projektą ar pagal atsakingą už skolas. Pasižiūrėkime, kaip atrodo mūsų skolų ataskaita pagal šalį. Tai dabar pagal mano turimus klientus, turiu kelias šalis, tai šitą ataskaitą išdetalizavo pagal šalis, jeigu taip aš analizuoju skolas. Tai skolų ataskaitos turbūt tiek, keliaujam toliau. Prekių pardavimo pelningumas. Tai ši ataskaita, aišku, yra aktuali tiems klientams, kurie turi kiekinę apskaitą. Na ir čia mes turime pelną, kurį gavome pardavinėdami prekes, kiek tų pardavimų buvo per atitinkamą laikotarpį. Jeigu pasirinksiu 2 metus, tai matau, kad pas mane buvo 2 pardavimai vienais ir kitais metais, koks buvo vidutinis pelnas eurais iš mano pardavimų ir kiek vienetais aš ten tų vienetų pardaviau. Kiek klientų, nauji klientai yra atėję per laikotarpį ir kiek pinigų jie atsinešė. Tai šita informacija yra labai aktuali, kai mes norim išsiaiškinti, kurie mūsų klientai yra pelningi, kalbant apie prekių pardavimas, o kurie netokie pelningi, kuriems reikia gal nuolaidą pritaikyti, o kuriems reikia kainą padidinti. Lygiai taip pačiai galime analizuoti ir pagal šalį, pagal naujus klientus ir pagal sąskaitų išrašymo apmokėjimo statusą, apmokėta arba neapmokėta. Detalizacijos, kaip ir visur, galime detalizuoti pagal produkto grupę mūsų pirkimus, pardavimus arba galime pagal pasirinktą kaštų centrą. Tai šitoje lentelėje aš galiu pasižiūrėti kiekvienos iš mano parduotų prekių pelningumą, kiek aš užsidirbau. Tai mano pelnas, pardavimo suma, savikaina, kokiais kiekiais aš pardaviau, jeigu būčiau pritaikius nuolaidą atsivaizduotų ir pelningumo procentas. Toliau sekantis yra sutartinės pajamos, tai čia yra aktualu tiems, kurie turi periodinių pajamų pasikartojančių ir naudoja mūsų sutarčių modulį. Tai sutarčių modulyje galima apsirašyti priskaitimus vadinamus, kurie susigeneruoja į ateitį. Šiuo atveju mes išrašome klientams nuomos sąskaitas, papildomai perstatome komunalinės išlaidas. Tai matau, kad pagal mano sutartinės pajamas per 25 metus buvo pardavimų štai tiek, lyginant su praeitais metais sumažėjo, klientų kiekis 15, vidutiniškai sąskaita yra apie 2600, atėjo dar 3 nauji klientai ir nauji klientai atsinešė 114 000. Mūsų pardavimo ataskaita padeda mums ne tik tai matyti jau realų vaizdą, tai yra kas įvyko, už kiek aš sąskaitų išrašiau, kiek man tas klientas pajamų atnešė, bet leidžia matyti ir prognozę. Tai užsidėjus varnelę rodyti prognozę, aš galiu pamatyti dar neišrašytų sąskaitų informaciją. Kadangi pajamos yra periodinės, kiekvieną mėnesį pasikartojančios, tai galiu matyti, kiek man, pavyzdžiui, per 26 metus tas klientas žada atnešti pajamų. Žinoma, jeigu sutarčių nenutrauks ir jeigu sutartys yra neterminuotos. Jeigu terminuotos, tai atitinkamai uždėjus sutarties terminą, tai planuojamos pajamos būtų tik tai iki atitinkamo mėnesio. Na, o apačioje aš matau pajamas pagal klientą, tai vieną mėnesį 26 metų truputėlį prasiskirs, jau padidės ir 11 metais truputėlį padidės, o šiaip mano pajamos išlieka stabilios. Tai šita ataskaita prognozės, jinai man padeda planuoti mano pinigų srautus, mano pajamas ir dėliotis finansinius planus. Toliau ataskaita yra pardavimo sutartys. Pardavimo sutartys tai yra tiesiog sutarčių mūsų analizė. Mes galime matyti, kiek turime tokių klientų, kuriems išrašom sąskaitas pagal sutartis, kiek atėjo naujų sutarčių, kiek yra galiojančių arba užbaigtų
kiek man pinigų atnešė ir vidutiniškai per mėnesį kokia yra mano suma. Sutarčių sąraše matom dar daugiau informacijos, matau, su kuo pasirašiau sutartis, kokia yra sutarties suma, tai yra kiek man per mėnesį klientas atneša pinigų už periodinės pajamas, kiek jau už periodą pinigų iš viso susidaro. Toliau yra sutarties vertė, tai yra į priekį tie suplanuoti mūsų gavimai pinigų, sutarties numeris, pasirašymo datos, galiojimo, pabaigos tipas, gali būti ir aprašymas bei sutarties statusas aktyvi arba baigusi galioti. Dabar jeigu mane domina, pavyzdžiui, vienas konkretus klientas ir už ką aš dabar iš jo tos pinigus imu, tai spustelius ant sutarties sąrašo, apačioje aš matau sutarties eilutes. Tai matau, už ką aš išrašau klientui sąskaitas. Išrašau už nuomą, matau, kad 74 kvadratai jisai nuomojasi, štai tokia suma kas mėnesį. Na ir dar papildomai perstatau visus komunalinius sąnaudas, elektrą, šildymą ir vandenį. Tai toliau keliaujame prie sandėlio valdymo ataskaitų, vėlgi tiem yra aktualu, kurie turi kiekinę apskaitą. Šitą ataskaitą galime žiūrėti pagal laikotarpį, tai yra nuo iki. Užsidėkime čia mes užsidėkime biskutį kokius ankstesnius periodus. Taip. Ir ką aš čia galiu matyti, tai kokia buvo gautų prekių savikaina per laikotarpį, parduotų prekių savikaina, likučio savikaina laikotarpių pabaigai ir koks prekių likutis yra laikotarpio pabaigai. Likučių senėjimo ataskaita man padeda įsivertinti, kaip ilgai mano prekės užsistovi sandėlyje. Tai jeigu aš turiu tokių prekių, kur jau jos stovi metus laiko, vertėtų sunerimti ir pasižiūrėti, kodėl man jų nepavyksta parduoti arba kodėl man jų nepavyksta sunaudoti. Tai likučių senėjimas leidžia labiau organizuoti mūsų prekių likučius. Toliau likučiai sandėliuose, tai tiesiog yra pateikiamas pagal kiekvieną jūsų turimą sandėlį, aš čia turiu tik tai vieną sandėliuką, pagal kiekvieną turimą sandėlį produktas, jo gautas kiekis, išsiųstas kiekis per laikotarpį, tai yra kiek nusipirkau ir kiek pardaviau arba nurašiau ir koks yra likutis pabaigai. Ir savikaina laikotarpio pabaigai, bei vidutinė vieneto savikaina. Ir prekių judėjimas tarp sandėlių man padeda įsivertinti logistikos efektyvumą. Vėlgi čia matau pagal produktą konkretų, kiek gavau, kiek išsiųčiau, koks yra kiekis ir kokia yra savikaina, kaip kito tarp sandėlių, kaip judėjo tarp sandėlių mano tos prekės. Likučius pagal sandėlyje irgi lygiai taip pačiai galiu žiūrėti pagal detalizacijas, galiu žiūrėti pagal dvi detalizacijas, tai galbūt pagal sandėlį, galbūt pagal projektą turiu sandėlyje likučius, galbūt pagal produkto grupę, tai galiu irgi lygiai taip pačiai analizuoti prekių likučius. Dar viena ataskaita irgi susijusi su sandėliu, tai yra mūsų atsargų apyvartumas. Šitą ataskaitą irgi galima žiūrėti laikotarpiui, tai matyti likutį, kiek buvo pardavimų, kiek buvo pardavimų suma per laikotarpį ir per mėnesį, kiek parduodame, lyginant su praeitais metais, žinoma. Dabar ką rodo šita mūsų ataskaita, jinai mums rodo, kiek mums to likučio mėnesių užteks dar turėti. Tai reiškia, turiu likutį, kiek pardaviau, kiek buvo pardavimų, kiekis tai yra vienetais, kiek pardaviau ir kiek laiko man to likučio užteks mėnesiais. Tai šita ataskaita man padeda planuoti mano užsakymus, pasižiūrėti, kiek aš turiu to likučio ir kada man reikia tą likutį iš naujo užsakyti. Vėlgi galiu analizuoti pagal grupės atitinkamai savo atsargų apyvartumą ir matyti likučių kiekį sandėlyje grafiko pavidalu. Toliau turime finansinius rodiklius. Finansiniai rodikliai vėlgi įvertina mūsų įmonės finansinę sveikatą. Galim pasižiūrėti, kiek turim pardavimo pajamų, pardavimo savikainos bendrojo pelno ir koks yra mūsų pelningumas. Tai visi šitie rodikliai, tai pardavimo pajamos, savikaina, bendras pelnas, darbo užmokesčio sąnaudos padeda mums priimti tam tikrus sprendimus įmonėje ir pamatyti, kaipgi mūsų įmonėje sekasi. Galime palyginti sąnaudas su bendru pelnu, pasižiūrėti, kokį procentą darbo užmokesčio sąnaudos užima lyginant su bendru pelnu, lygiai tais pats darbo užmokesčio sąnaudos su pajamomis, bei visi kiti pelningumo rodikliai, skolos tiekėjams, pirkėjų skolos ir taip toliau. Finansinių rodiklių palyginimas mums leidžia palyginti informaciją su praeitais metais, tai yra reikšmė šių metų ir praeitų metų, ir pasižiūrėti, koks yra pokytis. Tai mūsų pardavimo pajamos
lyginant su 24 metais smarkiai išaugo, bet kaip matėt, bendras pelningumas šiais metais yra mažesnis. Tai tik tai rodiklių visuma mums padeda suprasti visą mūsų įmonės situaciją ekonominę. Sekanti ataskaita yra didžioji knyga ir šita ataskaita jinai yra buhalterijos kontrolės įrankis. Čia mes galime pasitikrinti pagal kiekvieną DK sąskaitą, pagal kiekvieną mėnesį likučius kiekvienos DK sąskaitos. Tai jeigu buvo kažkoks nukreipimas, kiekvieną mėnesį, kaip pavyzdys, kokios nors sąnaudos būna, kur čia mano sąnaudos? Čia. Sąnaudos, pavyzdžiui, turto remontas, visą laiką būna 5000, paskui pradėjo kilti, galbūt jau tai yra kažkoks ženklas, kažkur per daug pinigų skiriame. Tai šita ataskaita tokias anomalijas padeda pastebėti bei susitikrinti buhalteriją ir tikrai viską jau esame į apskaitą suvedę. Taip pat yra tam tikri rodikliai, galime stebėti, kaip kinta mūsų ilgalaikis turtas, atsargos, gautinos sumos, pinigai, skolos tiekėjams bei pirkėjų skolos. Sekanti ataskaita yra projektų pelningumas pagal dirbtą laiką. Tai aktuali ataskaita tiems, kurie veda apskaitą pagal projektus, darbina darbuotojus pagal projektus, na ir lygina, kiekgi mūsų projektas uždirbo pajamų ir kiek turėjo sąnaudų. Tai čia galime pamatyti, kiek buvo valandų iš viso, kiek buvo pajamų sąnaudų arba koks yra pelnas nuostolis, pelningumas procentais, pajamos per valandą ir sąnaudos per valandą. Tai šitą ataskaitą mes čia dabar neturim pajamų šitoje įmonėje, tik tai sąnaudas turim pagal projektus. Galime pasižiūrėti labai daug informacijos apie mūsų to projekto pelningumą. Toliau turim projektų analitiką, tai čia labai panašia ataskaita, kaip mes žiūrėjome skolų analitikoje. Galiu pasižiūrėti, kiek atėjo naujų klientų, kiek yra galiojančių projektų, kiek man atnešė sąnaudų arba kiek tame projekte buvo iš viso dirbta valandų. Pasididinkime ataskaitą ir čia yra dar daugiau informacijos apie pradžios datas, apie adresus, apie atsakingus asmenis už tą projektą, kiek jisai turėjo sąnaudų, na pajamų, kaip ir sakiau, čia neturiu ir koks būtų pelningumas. Taip pat kiek kiekvienam projekte buvo dirbtų valandų. Tai galime išsirinkti geriausiai, pelningiausią, tą geriausią projektą iš šitų ataskaitų arba nutraukti sutartį su netai pelningais projektais. Dar viena ataskaita tai yra skolų dinamika. Na ir čia tiesiog mums parodo pagal irgi terminus mūsų įsiskolinimus. Tai šitą ataskaitą galima matyti tiek gautinas, tiek mokėtinas sumas, galime filtruotis pagal DK sąskaitą. Ir jinai mums padeda matyti, ar mes sugebame vykdyti savo įsipareigojimus, na ir ar pirkėjai vykdo savo įsipareigojimus mums. Padeda priimti sprendimus dėl kreditavimo galimybių, ar mums reikia skolintis, galbūt mums neužtenka pinigų susimokėti turimų įsipareigojimų. Tai tokia mūsų skolų ataskaita ir buhalterijos ataskaitas mes jau pasižiūrėjome. Dabar norėčiau dar parodyti jums dokumentų ataskaitas. Dokumentų ataskaitų turim nei daug, nei mažai, tik 5. Ir pirmoji iš jų tai yra registruoti dokumentai. Šitą ataskaitą leidžia man pamatyti dokumentų kiekį pagal registrą. Tuoj palaukim, tegul užsikraus duomenys. Taip, registruoti dokumentai. Tai galiu matyti dokumentų kiekį pagal registrą, pabrėžiu, kad čia matom tik registruotus dokumentus, tai turiu tik tai 3 registrus, pirkimo sąskaitų, komandiruočių ir personalo įsakymų. Jeigu spustelsiu ant grafiko, vėlgi vyksta filtravimas ir man išfiltruoja sistema tik tai mano pirkimo sąskaitų registruotus dokumentus. Toliau galiu filtruotis dokumentus pagal kiekį, pagal tipą dokumento, tai pagal gautą sąskaitą, kitą arba komandiruotės ir dokumentų kiekį pagal darbuotoją arba pagal tai, kas sukūrė tą operaciją. Pasimkim ilgesnį periodą, bus daugiau duomenų. Tai kas sukūrė arba pagal patį darbuotoją, kas yra įdėtas prie dokumentų. Na ir registruotų dokumentų dinamika rodo, kaip mūsų registruoti dokumentai keičiasi pamėnesiui. Matom, kad po truputėlį kyla. Aišku, čia mano skaičiai labai maži, analizė greičiausiai jūsų įmonė būtų kur kas didesnė. Na, o pačioje matau lentelę, kur yra informacija apie visus dokumentus. Tai yra ir katalogas, ir registras, ir kada užregistruota, ir sukūrimo data. Ir jeigu norėčiau pasižiūrėti konkrečiai registruotą dokumentą, vėlgi galiu spustelti. Mėlynos raidelės yra nuoroda į patį dokumentą ir galiu pasižiūrėti į pačią sąskaitą, į patį pirminį dokumentą.
Sekanti ataskaita yra mokamų parašų statistika ir šita ataskaita realiai atsirado dėl mūsų apmokestinimo sistemos, tai yra 20 kvalifikuotų parašų per mėnesį yra suteikiama nemokamai įmoniai, o visi kiti yra apmokestinami 10 centų. Tai šitoje ataskaitoje galima pasitikrinti, kokie dokumentai buvo pasirašyti kvalifikuotų parašų ir per laikotarpį ir pasitikrinti tą informaciją. Toliau dokumentų veiklų analitika. Čia mes matome veiklas pagal veiklos statusą, tai yra atlikta, neatlikta arba atšaukta. Taip pat pagal veiklos tipą, prašymas, tvirtinimas, vykdymas. Na ir matome veiklų dinamiką, kaipgi keitėsi mūsų veiklos. Toliau turim veiklos pagal dokumento tipą arba neatliktos veiklos ir veiklos pagal padalinį. Tai jau čia kas domina, pagal tą ir filtruojamės. Pavyzdžiui, pasirinkus neatliktos veiklos pagal vykdytoją, matom, kad yra krūva dokumentų, kurių dar nepatvirtino, nepasirašė, neatliko savo veiklos. Ir jeigu jau atliko veiklą, pasižiūrėkim atliktas veiklas, mes galime įsivertinti ir matyti, per kiek laiko atliko, kaip greitai pasirašė ir koks yra atlikimo laikas. Tai kaip greitai tą dokumentą pasirašo, patvirtina arba susipažįsta. Toliau turim pirkimų dokumentų ataskaitą. Na ir čia galime pasižiūrėti savo pirkimo dokumentus ir paanalizuoti juos pagal dokumento statusą, tai yra nepriskirta nukreiptas pasirašymui, veiksmai atlikti arba registruotas, pagal sąskaitos statusą patvirtinta nauja priimta arba pagal apmokėjimo statusą. Galbūt ir pagal vykdytoją dar bus įdomu pasižiūrėti pirkimo sąskaitas, kas kam priskirta. Tai matau savo sąskaitas dabar pirkimo sąraše, nes jos buvo priskirtos man pasirašyti. Matau, kada sukurta, kokia kita šalis ir matau, kad yra dokumento statusas nukreiptas pasirašyti. Toliau mokamų SMS statistika tokiu pačiu tikslu buvo sukurta kaip ir mokamų parašų statistika. Tai šitoje įmonėje šitų SMS aš neturiu, tai tik tai informuoju, kad čia galima pasižiūrėti, kiekgi buvo SMS data, SMS siuntimo veiksmas, telefono numeris ir naudotojas, tai matome, kam buvo tie SMS išsiųsti. Dar sistemoje mes turime ataskaitų rinkinį, kurios vadinasi kitos, tai šitos ataskaitos yra labai specializuotos ir pritaikytos tam tikriem klientam, kuriem mes tas ataskaitas kuriam. Tai čia mes turim kaip pavyzdį nuomos sutartys, įmonių grupės detalios, skolos arba įmonės grupių suvestinė. Tai šitam ataskaitų rinkinyje atsiranda tos ataskaitos, kurios yra jau užsakomos specializuotai mūsų klientų. Tai tiek turbūt aš norėjau papasakoti, atiduosiu ekraną. Labai Giedrei už puikų pristatymą, labai detalų pristatymą. Aš gal tiek detaliai nepristatysiu, nes mes nedirbsime į numatytą laiką, bet pačią idėją stengsiuosi irgi perteikti panašiai. Šiuo ataskaitų tikslas, Giedrei puikiai pastebėjo, kad jos skirtos įmonės vadovam, akcininkam, buhalterėjam, finansų analitikam, tam, kad būtų galima įsivertinti, kas gyvedama mūsų sistemoje ir pažvelgti į duomenis iš grafinės pusės. Įvairiausių ataskaitų išklotinių ir privalomų ataskaitų yra sistemoje, o BI analitika leidžia į duomenis pažvelgti taip kreatyviai ir visai įdomiais kampais. Tai mano užduotis yra personalo ir darbų užmokesčio ataskaitų rinkinio pristatymas. Tai personale mes nematysime atlyginimų. Tai yra idėja ta, kad galim suteikti teisę matyti BI analitiką personalistui, bet nerodant algų informacijos. Tai tada darbų užmokesčio ataskaitų rinkinį nerodytume. Na ir bėgu iškart prie dirbančių darbuotojų ataskaitos. Šioje ataskaitoje, kaip ir visose kitose, yra galimybė filtruoti duomenis pagal periodą, tai metai, ketvirtis, mėnuo. Tada atitinkamai analizuojant tam tikrą periodą matom rodiklius, pasirenku pirmą ketvirtį ir matau, kad dirba 40 darbuotojų, paskutinė dienai buvo 47, ilgalaikėse atostogose šio įmonėje nieko nėra, pas mus visi darbuojasi šitoje demonstracinėje įmonėje sėkmingai, įvairaus stažo, amžiaus darbuotojai yra, tai amžiaus ir stažo čia tie laiptai yra kietai įsiūti, bendraujant su klientais. Buvo išskirtos tokios amžiaus grupės darbuotojai pagal lytį, šio įmonėje matau yra
mažiau darbuotojų, tie grafikėliai tarnauja, kaip matėte, iš girdės pristatymo ir kaip filtrai. Pažymėjus tik moteris, matau kaip kito moterų, reiškiasi, kolektyvo skaičiai per šiuos metus. Matau, kad čia merginos dirba šiuose pareigybėse ir šiuose padaliniuose. Visas darbo užmokestis ir personalas, pagrindiniai kaštų centrai yra pareigos ir padaliniai. Šiais metais, kitais 26 metais pareigybės dar turės specialius ir klasifikatorius, kur skirstysim į lygius pareigybių. Tai tikrai visos ir ataskaitos, ir patys duomenys, ir sistema pasipildys ir pareigybių lygiais. Darbuotojų kaitos ataskaitoje viskas labai panašu, tik tai čia matom priimtų atleistų rodiklius. Už laikotarpį, tai ši kompanija, matau, šiais metais 13 priėmė 2 atleido darbuotojus. Jeigu pasižymėsiu atleistus, matysiu, kokiuose padaliniuose jie buvo atleisti. Na ir visi, matau, atleisti pagal 55 straipsnį, ir visi vyrukai lygiai 2. Darbo laiko ataskaita rodo, kiek turėjom netipinių valandų kompanijoje. Tai čia, matau, yra gamybinė įmonė, tai čia ir suminių viršvalandžių yra, ir darbo prieš šventinę naktį yra. Pažiūrėkime, pirmą ketvirtį, kas čia tokie darbavosi ir kiek valandų šventiniam naktim. Nes tai yra netipinės valandos, mokamos didesnių tarifų. Taip pat yra įdomus rodiklis darbo laiko apskaitoje, yra ir FTA rodiklis, kur galiu matyti mėnesio ar metinį darbuotojo etato dydį, vertinant ligas, arba nepilnu etatu, jeigu jisai darbavosi. Plus turime klientų, kur yra detalizuotas darbo laikas ir pjaustymas yra ne pamėnesiui, o pasavaičiui, o netgi ir padieniui. Yra gamybinė įmonė, tai jiems labai svarbus rodiklis šitas yra ir padieniui, kiek šiandien dirbo žmonių valandų, kiek sirgo valandų. Tai šią ataskaitą naudoja ir tie klientai, kur dažniau reikia pjaustyti duomenis ne pamėnesiui, o pasavaičiui. Neatvykimų ataskaita skirta būtent įsivertinti, kiek darbuotojų nebuvo darbe, o turėjo būti. Tai neatvykimo priežastis atostogos, mamadieniai, ligos, nemokamos atostogos, galbūt nušalinimas nuo darbo irgi yra neatvykimo priežastis. Tai šio įmonėje, matau, yra tik 3 priežastis - atostogos, liga ir mamadieniai. Tai mamadienio pažymėjus žymėjimą, gražiai matau, kuriais mėnesiais, kurie žmonės pasiėmė, buvo mamadienį. Kolektyvas, kad ir gausus, bet kaip matau, labai intensyviai dirba, nes šiais metais tik tai 3% buvo neatvykimų. Įprastas rodiklis, taip bent jau mūsų įmonė, ir kiek aš esu analizavęs, tai apie 11% darbo laiko mes nedirbame per metus, nes turime 1/12 atostogų, grubiai tariant. Viena atostogos turėtų sudaryti apie daugiau kaip 10%. Jeigu žmonės išnaudoja atostogas, tai tiek turėtų ir būti panašus tas rodiklis. Išsilavinimas kompetencijos, čia yra ta lankščioji mūsų sistemos personalo dalis. Jeigu mes susirenkam darbuotojų informaciją, ką jie baigia, ką moka, šioje ataskaitoje matysim ir galėsim analizuoti, kas moka virint, kokiu lygiu, arba kas yra baigęs aukštąją ir kokią tą aukštąją yra baigęs. Taip pat, kaip moka kalbas, matom, mūsų įmonėje nei vienas nemoka kalbų, nes yra visur tuščia, nesusivedę esam duomenų. Atostogų planas faktas. Ši ataskaita leidžia pasverti, kiek planuotos atostogos įvyko. Tai reiškia, turim turėti 2 skirtingus dokumentų tipus - planuojamas atostogas ir faktinės atostogas, ir tada galėsim palyginti, kiek sutampa planas su faktu. Čia tom įmonėm, kur, sakykime, tas labai aktualus planavimo ir faktinių atostogų skirtumas. Nes istorija, šią ataskaitą daryta būtent tam tikslui, kur buvo ginčas tarp įmonės darbuotojų ir vadovybės, kad mes čia prisiplanuojam atostogų kaip darbuotojų, paskui mūsų neišleidžia. Tai šią ataskaitą labai akivaizdžiai parodo tai skaičiais. Etatų valdymas šitoje ataskaitoje, jos tikslas yra toms įmonėms, kurios turi daug darbuotojų, turi vakancijų ir jas veda mūsų sistemoje, arba nori įsivertinti terminuotas laisvas pareigybės. Jeigu šito įmonėje būtų, reiškia,
darbuotojas, kuris yra vaiko auginimo atostogose, tai matytųsi, kad tai yra terminuota vakancija ir mes galėtume priimti darbuotoją į tą terminuotą vakanciją. O čia matosi labai gražiai, kad reiškia, turim šiai dienai tiek laisvų pareigybių, gamyboje 7 laukiam darbuotojų, Vilniaus parduotuvėje, Kauno parduotuvėse irgi žmonių tikimės surasti. Sekanti ataskaita yra atostogų likučio. Čia irgi įdomi ataskaita tuom, kad galim įsivertinti darbuotojų atostogos vidurkius per pareigybę, per padalinį arba aplamai pasižiūrėti, tarkim, kiek darbuotojų turi, kiek atostogų. Tai matau, šita kompanija visa yra net neatostogavosi greičiausiai, įdarbinta vieną ir tą pačią dieną ir plus matau visų šių darbuotojų atostogų normą. Čia visų norma 20, niekas pagal stažą daugiau neturi, arba kitų nuokrypių neturi, visų metinė norma 20 darbo dienų. Na ir taip pat galiu pastebėti irgi dar vieną rodiklį atostogų likutis metų pabaigai. Aišku, dabar metų pabaiga ne už kalnų, tai tas likutis labai panašus, bet jeigu mes turim apie vidurius metų, tai labai irgi įdomi vieta, kad išnaudoti tas besikaupiančias atostogas. Porą ataskaitų turime susijusių su konkurentais, čia prie personalo nežinau kaip limpa, šita limpa, bet finansinė šiek tiek įdomi jinai yra, bet personalo konkurentai, tai jūs mūsų sistemoje galite pasižymėti, kas yra jūsų konkurentai. Aišku, lietuviškos kompanijos tai turėtų būti, mes duomenys imam iš viešų šaltinių, čia jokios kažkokios paslapties nėra, vieši šaltiniai yra 2, Sodra ir registrų centras. Sodroje šią ataskaitą ima duomenys iš Sodros, periodiškai Sodra skelbia kas mėnesį, ką mes pateikėm kaip darbdavys SAME, tai darbuotojų algas bei kiek ten tų darbuotojų turime mėnesio pabaigai. Tai čia, ką mes matom, surinkom, kad mūsų šios įmonės konkurentai yra visos prekybinės įmonės, kad būtų įdomu ir visiems aiškus tie partneriai. Tai matom, X ašis yra darbuotojų skaičius, tai maksimai daugiausiai darbuotojų dirbo per vidurkis 25 metais, čia spalis, marods paskutinė data, kai buvo paimti duomenys, lapkritį dar duomenų neturim. Tai vat spalio duomenimis maksimai dirbo tiek darbuotojų, burbulo dydis yra pinigų kiekis išleidžiamas algoms, tai čia matau apie 17 viršaus milijonų į mėnesį algom išleidžia maksimą, vidurkis yra Y ašis, tai matau, kad daugiausiai moka Norfa, bent jau praeitą mėnesį, jeigu žiūrėti visus metus, tai greičiausiai tai turėtų būti Lidlas, bet jau matau Norfa vejasi, reiškia, Norfa šiek tiek didesnis darbdavys negu Lidlas. Atsiprašau, jeigu metus žiūrėti, Kėdainių rajono kooperatyvas, tokia yra irgi toksai prekybininkas, jų alga didžiausia, žiūrint į visus metus. Finansiniai konkurentai, kaip ir minėjau, šios duomenys imam iš registrų centro, pelnas, nuostolis, balansas. Tuos duomenys sujungiam su darbuotojų informacija ir tada labai įdomių įžvalgų galim pamatyti apie save, lyginant su konkurentais. Tai kaip pavyzdys, su prekybininkais praeitais metais, matau, visas pardavimo augimas yra apie 5%. Tai reiškia, mes maistui visi gyventojai šiuose parduotuvėse išleidom, ne tik maistas, išleidom 5% daugiau negu praeitais metais ir labai akivaizdžiai matome, jeigu susirikiuosime pagal pardavimų pokytį, tai kad, reiškia, Lidlas mažiau 2% paaugo apyvartą, kai tokios Aibės arba Norfos 10%, Svaita 41%, aišku, čia maža palyginamoji bazė, už tai tas pokytis toksai procentinis didelis. Rinkos dalį galima nuspėti, kiek užima, kuri pagal apyvartas pelningumas, nes pelno nuostolį pasimam, pelnas per darbuotoją, apyvarta per darbuotoją, tai reiškia pardavimai per darbuotoją, o štai čia galim pamatyti, kad efektyviausiai dirba Lidlas, jų per darbuotoją tokia yra apyvarta, mažiausiai efektyviai yra kokia tai Stilsena, irgi net nežinau tokio prekybininko iš tikrųjų. Tai šitų rodiklių yra aibė ir rodiklėlį rodo, ar kilo, ar leidosi mūsų, reiškia, situacija, lyginant su kitais. Kitas ataskaitų rinkinys yra darbo užmokestis. Šiame ataskaitų rinkinyje mes rasim
įmonės atlyginimų analitiką įvairiausiais pjūviais. Tai pirmiausiai duomenys apie darbo užmokesčio žiniaraštį. Tai reiškia, kas apskaityta žiniaraščiuose, galim pasirinkti irgi laikotarpį. Na ir pavyzdžiui, pirmą ketvirtį, matau, buvo kokis tai apmokėjimas už viršvalandžius prieš šventinę dieną, tai 120 eurų, ir matau, kurie žmonės kiek ten tų euriukų gavo už tą prieš šventinę dieną, arba kaip pavyzdys, čia jokių premijų negavo per metus, gal kokių premijų bus, kur priedas už vokiečių kalbos žinias, tai galim pamatyti, kad Juozas Juozaitis kažkurį mėnesį gavo priedą už kalbų mokėjimą. Tai reiškia, čia yra priskaitimai, čia yra atskaitimai, čia mokesčiai tą mėnesį. Taip pat galime analizuoti ir pagal pareigybę, padalinį arba projektą. Ir tėvinis dar padalinys šito įmonė yra panaudotas kaip dimensija. Tai pavyzdžiui, aš galiu pasižiūrėti, kuriam padaliniui pirmą ketvirtį išleidau daugiausiai buvo priskaityto atlyginimo, tai gamybos padalinukyje, ir matau, atsifiltruoja visa gamyba. Čia yra šituose lapuose, sakykime, kiek detalesnė informacija, čia matau sutartinį darbo užmokestį, kaupia, nekaupia pensiją, kiek dienų, kiek valandų darbavosi tą ketvirtį, šiuo atveju ketvirtį žiūriu, ir kiek priskaičiuota. Dar detalesnė analitika yra viso periodo, ne pažmogiui, o viso periodo susitikrinimas, pamėnesiui, galiu čia porą ketvirčių paimti. Ir ką matau, kad pavyzdžiui, naktinio darbo priskaitimai labai panašiai yra apie 13-12 tūkstančių kas mėnesį. Tai reiškia, jeigu dirba įmonė įprastai, tai tos sumos turėtų būti pastovios. Darbo užmokesčio sąnaudos imamos iš didžiosios knygos. Reiškia, jeigu mūsų sistemoje ne tik skaičiuojate algas, jas išmokat, bet ir fiksuojate didžiojoje knygoje, tai čia rasime sąnaudas pagal išDK. Lygiai tais pačiais pjūviais, kuriuos užsifiksuojame didžiojoje knygoje. Padalinys, projektas, pareigybė, tėvinis padalinys, produktas, ką darbo užmokestį, kaip išdetalizuosime, taip ir turėsime. Ir matau, kad šios įmonės sąnaudos birželio mėnesį šoktelėjo. Čia absoliutiniu dydžiu. Taip pat lygiai galiu pasižiūrėti per pirmą pusmetį, kas brangiausias, ar ne, ponas Gediminas, tai čia greičiausiai direktorius šitos kompanijos yra, jo bendras sąnaudų lygis yra 61 000. Tai reiškia, kiek kainavo ši darbo pozicija. Darbo sutartis darbuotojų. Šitoje ataskaitoje galime analizuoti, kiek kam mokam, kam paskutinį kartą keitėsi atlyginimas ir kada. Tai kaip pavyzdys, čia matau, kad Almos sutartinis atlygis šiai dienai yra kaip vadovas žiūrėdamas, nes vadovai ten tie priskaitimai nėra labai svarbus. Jam yra įdomus sutartinis atlygis, kiek žmogus gaus į rankas ir kokia yra darbo vietos kaina. Tai tie trys, reiškia, rodikliai to eilinio vadovo, jam daugiau nei pakanka jo. Čia kalba eina apie sutartinį atlygį. Jeigu mes mokam premijas, tai sutartinis atlygis yra tik sutartinis. Pradedu skubėti, nes laiko nedaug turim. Faktinio atlyginimo ataskaitą rodom faktinio atlyginimo analitiką, tai nesutartinių, o faktinių, tai visom priedais premijom, netipiniam pajamom. Netipinės pajamas vadinam, dažniausiai klientai nori, kad tai būtų dienpinigiai, jeigu tai yra netipiniai, kažkas įmonė ne per dienpinigius mokant atlyginimus. Arba nepilną etatą, kai dirba, irgi gana iškreipia, nes jeigu ten, sakykime, pusę mėnesio padirbo, tai tas vidutinis atlyginimas labai fluktuoja netgi viso padalinio. Jeigu tam padalinį dar vienas žmogus, tai labai išsiskiria vidurkis. Bet čia labai akivaizdžiai matosi, kad mūsų įmonės vidutinis atlygis per pirmus metų ketvirčius pamažėjo 6%. Vadovas, aišku, stabilų atlygį gauna, bet, pavyzdžiui, žiūrėti, jeigu gamybos padalinį, tai 2% atlyginimas mažesnis negu praeitais metais. Keista, tokia gamybinė įmonė, nemanau, kad ilgai išsilaikytų. GPM ataskaitą norėčiau išskirti iš kitų, reiškia, šitoje vietoje jūs metų eigoje galite labai nesunkiai joje susitikrinti, kas bus metų pabaigoje metiniai GPM deklaracijoje. Tai čia labai akivaizdžiai matosi, kad per pirmus 2 ketvirčius yra darbo užmokesčio pajamų darbuotojai gavo ir dienpinigių išmokėjom. Daugiau jokių pajamų natūra, automobilių nuomų, dovanų ar dar kažkokio kito, reiškia, priskaitimų nebuvo tame laikotarpyje. Tai irgi čia visus
Jau čia buhalteriai galbūt aktuali ta ataskaita, vadovai tai 100 metų čia ta GPM deklaracija, bet buhalteriai reikalinga susitikrinimui, nes tada vasario mėnesį ramiai savo sugeneruojam, pateikiam ir pamirštam, o jeigu pasiliksim paskutiniai dienai, tai reikės ieškoti, sudėti tuos skaičiukus, kaip sakant, į metinę GPM deklaraciją. Toliau atostogų rezervas ataskaita rodo mūsų, kaip keitėsi atostogų rezervas, čia galim pasirinkti abu metus. Na ir ką matom, jisai mūsų įmonė tik augo, čia biskutį praeitą spalį pamažėjo, nes išėjo žmonės atostogauti, bet visą kitą laikotarpį tik tai auga, tai žmonės mažiau atostogauja, kaip matėm, negu darbuojasi, negu priklauso, negu sukaupia. Nu ir už tai tas rezervas, kaip matom, akivaizdžiai yra pakilęs tiek piniginių atžvilgių, tiek dienų atžvilgių, beveik dvigubas nuo praeitų metų. O kas čia yra? Tai yra mūsų darbuotojų nepanaudotos atostogos plus padaugintos iš vadų rezervo. Tai reiškia šiai dienai, nu ir čia matau pagal pareigas, pagal padalinį, labai nesunkiai galiu ir pasižiūrėti pa žmogiui. Giedrė jau rodė, kaip galima įnerti į konkrečią ataskaitą, į konkrečią, reiškia, lentelę. Ir čia aš praskeidęs, pavyzdžiui, gamybos padalinį, matysiu pa žmogiui, kiek kokis žmogelis turi dienų nepanaudotų atostogų ir kokia yra VDU, reiškia, tam, bei kokia yra suma, kokia atostogų rezervo suma tam žmogui yra susikaupusi. Toliau, komandiruotės galbūt ataskaita įdomesnė tuom, kad rodo, kokiose šalyse buvo komandiruotėse žmonės, kokia jų trukmė dienomis, kokie yra priskaitimai ir koks procentas lyginant su atlyginimu. Na, kaip pavyzdys, ponas Jozas buvo priskaitimų, tai atlyginimo beveik 3000 ir dar 1000 eurų gavo dienpinigiais, nu, tai matom, dienpinigiai jo yra 33% nuo atlyginimo. Tai reiškia, irgi čia, nes pagal įstatymą mes turim nedaugiau mokėti kaip x% dienpinigių, kitu atveju nuo atlyginimo, netgi kitu atveju bus pripažinta kaip atlygis ir turėsim kažkokiu tai klausimų ištikrinančių institucijų. Taip, tai dabar galvoju su darbo užmokesčio ataskaitom tiek. Na ir paskutinė ataskaitų rinkinys, kurį norėčiau parodyti, tai nekilnojamas turtas. Suprantu, kad šio modulio naudotojų galbūt čia ir neturim, o gal ir turim, bet nedaug. Tai čia yra daugiausia prekybinių patalpų nuomos, reiškia, ataskaita, kuri leidžia įsivertinti nuomos efektyvumą.